Nors ir velo maratonės su elektriniais dviračiais neminam, tačiau jų populiarumas akivaizdus. Taigi, mitas ar tiesa, kad elektrinius dviračius renkasi tik tinginiai? Tikrai ne. Visiškas mitas, todėl kad su elektriniu dviračiu gali ir pasportuoti, ir netaip brūžinti savo keliukus minant į kalną. Svarbiausias dalykas su elektriniais dviračiais, kadangi jie išvysto iki 25 km/h greitį, yra svarbu, kad veiktų lemputės, taip pat, kad veiktų skambutis ir žinoma šalmas. Todėl, kad kai važiuojate dviračių takais, jūs esate greitesni nei įprasti dviratukai. Iš tikrųjų, gali ir žemesnių rėmų rinktis vyresnio amžiaus žmonės, kurie ypatingai dar turi problemą su sąnariais, su keliais, nors ir patys gydytojai nerekomenduoja dviračių rinktis. Tačiau elektriniai dviračiai yra išeitis, kad gali sumažinti jūsų kelių sąnarių apkrovą ir galite važiuoti dviračiais.